noriu pasidalinti vienos savo klientės istoriją. Jinai kreipėsi dėl perdegimo darbe. Ir mes pradėjom kapstyti jam giliau ir pasirodo, kad santykiuose buvo konfliktai ir barniai. Ir jinai tiesiog pabėgdavo į darbą, nes darbe nebūdavo nei konfliktų, nei barnių. Viskas būdavo. Ir atėjo baudėjas, atėjo perdegimas ir jinai susimokėjo savo duoklę sveikata. Pasidalink šio video, kad daugiau žmonių išgirstų apie šį atvejį ir kreiptųsi pagalbos. Nes bet koks bėgimas į priklausomybės, į hobius, į darbus tik tai atitolina nuo problemos. O kodėl taip vyksta? Todėl, kad smegenys, tai ką mes mokam, mes norim daryti to daugiau, ką mes jau žinom, mokam, kame mes esam geri, mes norim daryti to daugiau. Ir iliuzija tame, kad jeigu darysiu daugiau, tai gausiu rezultatą. Va, tai yra saviapgaulė ir iliuzija.